koks skirtumas kokias. Svarbiausia, įsijausti į epochą. Į ką taip? Nieko čia su jumis nepastatysi. Na, tik neįsivaizkink čia, Dainora. Kas čia vyksta, kodėl nepasidalinant? Viskas gerai, Viktorai, repetuojame. Jau kokią pjesę? Neklausyk, tu svaigsta čia kažką. Na, o aš norėčiau apie Barborą Radvilaitę. Koks žmogus buvo, tikra moteris ir istorinė asmenybė. Ką tu čia vėl nusišni? Labą dieną. Labą dieną. Na tikrai, sėskite. Šiandien pakalbėsime apie pjesę, kurią statysime. Vadove, o ką statysime? Paklausykit, antrą kartą nekartosiu. Tylos! Ačiū, Dainora, bet aš ir pats su jumis galiu sutvarkyti. Taigi, kaip ir kalbėjome praeitą kartą, statysime istorinę pjesę. Tiesą pasakius, dar nežinau kokią, bet manau mes taip patys sugalvosime. O Vildas sakė apie kažkokią Barborą. Barbora Radvilaitė? Na, gal ir gerai idėja. Aš taip nesakiau. Aš taip į pavyzdį. Na, vis tiek, aptarsim. O beje, kas ta Radvilaitė? Tai ta, kur pernai iš mokyklos išmetė? Oi, nenusišnekėk, Viktorai. Ta, kurią išmetė visai Radvilaitė buvo, o išvis neatsisisa. Na, o apie kurią aš kalbu, gyveno 16 amžiuje, buvo Žygimanto Augusto žmona Lenkijos karalienė, o ją nunuodijo. Neskies. Paklausykit, aš jums turiu kai ką parodyti. Ką? Muziejuje man paskolino senąjį žiemgalių kostiumą. Mes jį galėsime pritaikyti vaidinimą. Tik, aišku, reikia sugalvoti tą vaidinimą. Tai va, kaip ir sakiau, gario kostiumas su visu kalavijonu. Tai kad... Nieko nėra. Čia nieko nėra. Kaip tai nieko nėra? Juokaujat. Na, kas paėmė? Mes neėmėm. Ką mums jo reikia? Tikrai neėmėm, galiu prisiekti ir Karolis gali prisiekti. Nu tai prie ko čia aš? Nereikia, jis ką tik čia buvo. Tikriausiai kažkas pajuokavo, nors už tokius juokus aš galėčiau galvą nurauti. Gerai, eime po visus kabinetus, ieškom kostiumą. Jeigu dabar atsiras, nieko nedarysiu. Eime! Vadove, aš įsivaizduosiu ieškoti. Kas? Vokiečių buvo? Kas? Kur jie? Kas? Kas vokiečių, aišku. Na, nežinau. Buvo orkestras iš Bucholto praėjusią savaitę, bet išvažiavo. Išlėkėk, netiesos ką čia buvo. Tik pagaus, taip dėsi. Net įtilp nespės. Palauk. Kas jie? Vokiečių buvo, kur? Aš tau jokia ne vokiečių boba. Nei vokiečių, nei lietuvių, išvis jokia. Tuvė, jie čia? Na, yra šiek tiek, bet gal labiau žemaičiai. Tu nori pasakyk, kad ir žemaičiai čia? Tai dėsim visiems zuikiams į kalus, joks įtelp nespės. Zuikiams? O aš ką šitiems varšeliams? Taigi vokiečiams. Pusus graužia, kaip kokie zuikiai. Ir zuikai. Mes vyrai mėsą valgom, o ne kokias žolės graužia. Aha, gerai. Nusivilk kostiumą ir padėk, kaip buvo. Kas nusivilk? Kur nusivilk? Nieko nesuprantu. Baig pajutis, reikės greičiau. Aš nusisuksiu, nebijok. Tu aš ir nebijau, bet nesirengsiu. Pirmą tuos zuikius išplatinsim, to žiūrėsim. Kaip tave šaukia? Ant manęs nieks nešaukia. O kaip pat tave šaukia Na, mane šaukia Elsis. na, o mane Vilda. Kas ten, vokiečiai? Daugiau vadovas su draugais, nekis. Ergos. Sesuikiai. Na, Vilda, radai kostiumą? Deja, bet... Taip, gerai, reikia į policiją nueiti. Policija? Vaje. Ko karo nebijai? Be ne tu paėmei tą kostiumą? Na.
Taip, gerai, šiandien repeticijos nebus. Kodėl? Reikia kostiumo ieškoti, reikia į policiją nueiti ir išvis. Nebėra nuotaikos. Dabar jau pas visus policija kratas darys. Eik jau skiedi, atsiras tas kostiumas. Tuo labiau, aš nesutinku. O tavęs, Karoli, niekas ir neklaus. Išsiverš į namus, suguldys visą šeimyną ant grindų, uždės antrankius, iškratys viską ir išveš į kalėjimą. Vaikai nori, tai baisiai gal nebus, bet kratyti tikrai gali. Nesijaudinkit, atsiras tie drabužiai. Na, gal kas nors pajuokavo? Niekas sąjungą nekelia, gaučiau tai jau darytai. Tai ką? Nežinau, dar nesugalvojau, ką galėčiau jam padaryti. Gerai jau, ate. Einam banditų gaudyti, tu labiau škotai, sumistu. Iki. Nebijok, čia. Tai aš ir nebijau. Teisingai, bijokit zuikiai. Kur tie bjaurybės matei? Klausyk, baig vieną sykį, nusibodo, garbė žodis. Tu man geriau paaiškink, kas tu tokia, kur aš esu ir kodėl šitai viskas atrodo. O gal tu ragana? Na, labą dieną. Iš pradžių vokiečių boba, dabar jau ragana. Ačiū labai. Už ką ačiū? Na, už pasitikėjimą. O gal tačiau pats pasakyk, iš kur tu esi ir iš kur šitą kostiumą su kalavienu gulbėjai. Kalavienu gėbiu. Čia mano svaistis. Kas toks? Svaistis. Visi geri kardai turi savo vardą. Mes su juo geriausi draugai. Jis gina mane, o aš jį. Ne vieną vokiečių krarį nužudyti. Mes žiemgaliai. Mūsų taip lengvai nepaims. Bjaurybės livoniečiai bandė mūsų tautą išnaikyti. Žudė žmonės, degino ištisus miestus ir kaimus. Bet mes nepasitikėme. Pakilo žiemgaliai karalius nemiai savedami. Dabar galas vokiečių šunims. Ne iki Rygos, iki pačio Goto nubės. Aišku, atispės. Tad jojom visi būriu į Zagarę ir papuolėm tiesiai į livoniečių pasaką. Keli mūsų broliai žuvo. O likę vos spėjom išnešti sveiką kudačių. Na. Bėgu šitą pastatą, žiūriu šėpą pastovimą. Nu tai ką, šoku šėpą ir sakau, sau gyvas nepasiduosiu. Na ir? Na ir ką, šoku šėpas pasiruošęs visus iškapoti. Vietoj vokiečių šunų, tave pamatau. O džiaugtis, kad spėjau susivokti, kad būčiau kirstelės. Tai būtų mane iš tikrųjų. Na ką tu galvoji? Čia kautynės, svarbus kiekvienas kirksnis. Kas ką? Pala, taip išeina, kad tu iš 13 amžiaus? Nugi sakiau, kad nei iššokai, nei išaugsiu, gi sakiau, kad iššalsiu žemės. Mane patys šaukė elgsis. Alsis taip atsimenu, o mane Vilda. Keistas vardas, bet gražus. Alsis? O ką, irgi visai nieko? Kaip tu nieko? Visai geras vardas. Geras, aš taip ir sakau. Tai tu man geriau paaiškink, kur aš patekau. Na, manau į ateitį. Kur? Į 21 amžių. Nieko nesuprantu. Nori pasakyti, kad aš nebe savo laikė esu? Na, galų gale. Nežinau, ar tai teisybė, bet tikrai nesavam laikė esi atsidūręs. Nu tai kokiam? Na, aš sakau, 21 amžiuje. Gyvenai 13-ame, peršokai beveik 800 metų. Košmaras. 800. 800. O ragana. Na, klausyk. Ne tu ragana, Jolbė ragana. Kas tokia? Jolbė, žolininkė iš miško. Supranti, man jinai išbūrė, kad pateksime pasalą, kažką minėjo apie spintą ir sakė, kad pateksiu labai keistą pasaulį. Eičiau. Va tau reikia, žiūrėk, kur aš dabar esu. Eičiau, kažkas ateina. Pasisėskit. Klausyk, Vilda, čia mes susimu. O, atsiprašau. Labą dieną. Ačiū, tau taip pat. Kas man taip pat? Ačiū už labą dieną. Tau linkiu taip pat geros dienos. Čia naujas aktorius pas mus
ar kaip? Naujas. Vaidini Žiemgalių karį. Aš nevaidinu, aš tikras, skrysiu. Tikras. Tai mes gal trukdame atseit, ar kaip? Ne, viskas gerai. Čia mano pusbrolis. Aš jį bandau įtikinti, gal vaidins. Pusbrolis? Tai kodėl mum apie jį anksčiau nepasakojai? Pusbrolis, tai taip dabar tai vadinas. Simono koks skirtumas. Galų gale. Ne, jokio, tik šiaip paklausiu, svarbu, kad vaidintų. O Mindaugas kas kitas pusbrolis? Sima. Tu nori pasakyti, kad Mindaugas Lietuvos karalius tavo pusbrolis? Ne, tas Mindaugas, yra ir kitas. Na, bet tu ir vaidini. Sakiau, kad nevaidinu. Nekreipkit dėmesio. Išsikalinėja čia kažką. Ar aš panašus į kalį, bet kalidėčiau? Sakiau, kad varysiu, ne kalbis koks. Tikim. O šiaip, iš kur tu? Šalsiu žemės. O kur kelsi? Kur tu mokaisi? Niekur nesimoku. Karas vyksta. Nesimokai, taip ir supratau. O koks karas tu ko kariauji? Su pokyčiais, aišku. Sima. Jo karas jau kaip prieš 800 metų baigėsi. A, tai jūs šiais ten net pjesę statot. Einam, man netrukdykiu. Niekur aš neisiu, kartu repetuosim. Juk žinai, liaudės padėlina, kur du nesesis nereikalingas. Sima. O ką, ne? Gynos nustoti, neleisi vėl pasikliausi. Jie koks veikėlis. O, kostiumas. O, pana, tai štai kur jis praspuolė. Man gal vadovą pakvies, ar kaip? Ar kaip? Aš viską paaiškinsiu. Alsis, jis iš praeities. Čia ne tas pats kostiumas, tiesiog taip sutapo. Na gerai, klausyk. Čia tiesiog bairis. Bageris. Bairis? Karlas Bairis. Čia tas bjauryga Dobelio skulptūras, jo pasadoj pateko. Ačiū, kad nebevaidinti. Einu vadovą pakviesti, tik neišsiskirstykit, ypač tu kariai. Na, ką galiu pasakyti, jei tai bairis, tai visiškai nevykęs. Jo, Karlas Bairis visiškas nevykėlis. Jis įsimaušė nemiltus princų. Baig tu vienas iki. Nieko nesuprantu. Tai gal bent man paaiškinsi, kas čia dedasi. Na, Dainora, nori tikėti, nori ne, bet jis iš tiesų Žiemgalių karys. Ir iš tiesų iš 13 amžiaus. Na ir kaip įrodysi? Aš pati to negaliu patikėti, bet jaučiu, kad tai tikra teisybė. Klausau? Ne, dar neradom, ieškom. Net neįsivaizduoju, kur jis galėtų būti. Net neįsivaizduoju, kaip jis atrodo. Na gerai, viso gero. Kas čia? Ai, čia mūsų vadovas. Tu nori pasakyti, kad šita triubelė jūsų valdovas? Kokia dar triubelė? Iš čia mobiliaką klausė. Apie mobiliaką. Tu ką? Nori pasakyti, kad jis niekada nėra matęs telefono? Tai aišku. Mobiliakas. Kas jam? Kaip tai kas? Juk jis iš praeities. Aha. Ilda, Ką? aš jaučiu, kad man jau metas. Ne, tikrai dar ne metas. Deja, turėjai. Na, tai gal aš jau baigsiu. Gerai. Nepyk. Na ką tu? Viskas taip, kaip Jolė sakė. O ką jis sakė? Sakė, kad sutiksiu merginą, tenai. Na, bet nesvarbu. Kažkarys. Aš nieko nebijau. Priešo nebijoti tai dar ne didžiausia drąsa. Didžiausia savęs nebijoti. O tu vėl dar bijai savęs. Na, bijau kartais. Kartais ir aš bijau. Priešo bijau. Ką čia bemeluosi. Bet tai pagalvojant, kas iš to, kad bijosi. Na, juk kartais sveika bijoti. Sveika, druską valgyti sveika. Bet tik po kelius grūdelius. Ir baimė. Sveika, bet po labai turbūt. O tu visai protingas. Ačiū. Už bailį savęs niekada nelaikiau. Ne tai norėjau pasakyti. Tiesiog iš pirmo žvilgsnio toks žubus pasirodėjai, kaimietis kažkoks. Aš iš kaimo esu. Ne tai norėjau pasakyti. Nesupratau. Supranti, mes kariai. Kartais viską pasakom, nelabai švelniais žodžiais. Aha, vokiečių boba. Taip pasirodė iš pradžių. Gerai jau. O papasakokite pas jūs. Pas mus tas pats, kas ir pas jūs.
Kartais bijom, kaip ir jūs. Kartais mylim, taipogi kaip jūs. O pas jūs kas nors dar ką nors myli? Nu, myliu dar kartais. Tada tas pats, tik pas mus nėra kaip pas jūs to populiarų. Taip, populiarų. Džiaugiamės, kad prisimenate mus ir mūsų kovą. Na, tiesą pasakius, nelabai prisimename. Aš domiuosi istoriją, bet... Nelabai apie mus kalbėti atsimenu. Na nieko. Ir aš neatsimenu, kas vyko prieš 800 metų. Bet štai, tavo atminimai nuo manęs. Kas tai? Tai mano sekė. Net ne aš toks sėkis. O gal... nebereikia sėkmės? Štai mano sėkmė. Klausyk, aš irgi ką turiu. Na, ji netokia vertinga kaip tavo, bet paim. Tai bus brangiausias daiktas, kokį dar gali turėti. Viskas filmai. Sudėm. Na, kurgi jas? Kažkur čia slepiasi. Na, Vilda, kur tas tavo pusbrolis? Nėra čia kaip pusbrolio. Baigiam šitą visą baladaną. Arba einam namo, arba vaidinam, arba alaus gert. Nupirktorai! Ką? Juk ramos būrelis esame. Aš tik vaidinu. O tu ką nesupranti, kad pavyzdžiui aš alaus tai negeriu? Na tau aišku daiktinė geriau. Na, baigi. Nu nebent koks miksiukas. Na, baigi. Nu, galų gale. Teisingai, verčiau pakalbėkime apie berniukus. Eik tu. Ne jokai man dabar rūpi. Vilda, kur kostiumas? Na kaip tai kur? Spintoje. Tikrai yra. Tikiuosi. Yra. Tikrai yra. Ir kalavijas yra. Geras. O šis kalavijas tikras? Beveik tikras. Jį nukalino kaip tikro kalavijo kopiją. Tai ne visai tikras. Na tau ir kokios užtektų pažavę baršti. Užtektų. Na, ačiū Dievui atsirado. Nebesiaiškia. Tik štai man kai ką muziejų davė. Tik tai gana keistas radinys. Rodyk. Oi, keista. Sekė kaip sekė. Na, mūsų laikais gal ir taip. Dabar viską prigamina. Bet anksčiau tokių dalykų tikrai nebuvo. Parodykite man. Dieve mano, kas? Taigi čia, kas? Parodykite man. Segė kaip segė. Na gal nesenoviškai atrodo. Ką žinau. O kokiame kampe šią segę rado? O koks tau skirtumas? Žiemgalių kalio? Na taip, o jaunas ar senas? Nežinau, o koks skirtumas? Tiesa, minėjo, kad žuvo mūšyje. Žuvo. Bet juk karys buvo. Ir ši segė tik aprūdėjusi. Ką norėti, juk beveik 800 metų praėjo. Net į kapą įdėjo, sakė, brangiausias jam dalykas bus. Negaliu patikėti, kad tarsis iš praeities. Nežinau. Ko tu nežinai? Nesvarbu, ką nežinau. Svarbu, ką žinau. Na, tu čia ir pavaryk. Tai ką tu žinai? Žinau, kad niekad nereikia bijoti. Juk kas iš to? Tai aš ir nebijau. O kas yra? Nieko. Teisingai ir darai. Darykime, ką turime daryti. Ir nebijokime. Kas taip pasidarė? Man viskas gerai. Tiesiog suprantu, jog turime gyventi savo gyvenimą. Alsis, jis kovoja savo kovą. Koks dar Alsis? Alsis. Tai tas? Taip yra. Negali būti. Nieko, aš čia nebesuprantu. Na gerai, Vilda, atiduok segę. Gerai, tai tik metalo būtų. Ir iki kitos repeticijos pagalvokit visi, kokią istorinę pjesę galėtume suvaidinti. Nieko nebereikia. Kaip tai nieko nebereikia? Na, nieko nebereikia vaidinti. Mes juk ką tik suvaidinome tikrą istorinę pjesę. Nusišneka čia kažką. Patylėk. Jis sako tiesą. Gal
Ne visi tai suprantate, bet jūs iš tiesų vaidinate. Visi. Kas daugiau, kas mažiau, bet vaidinate. Na, ar suprantate, kad čia, šitoje žemėje, mūsų protėviai kovėsi? Už save, bet ir už mus taip pat. Tai, jei mes apie juos nieko nežinosime, jie veltui gyveno, veltui kovėsi, mes privalome prisiminti savo protėvius, prisiminti jų kovas. Nes jeigu nebūtų jų, nebūtų ir mūsų.